Vakar vyriausybė priėmė nutarimą, kuriuo paveda savivaldybei pačiai aiškinti su e-energija dėl energijos prašymų 29 milijonų litų. Kokia nuomonė jūsų kaip politiko? Savivaldybė šiuo metu užėmusi labai įdomi vis dėlto padėtį, kad kaltina visus ir vakar pranešime spaudai savivaldybės vėlgi buvo paremti, kad kaltinimai į vyriausybei, kaltinimai įvairiai įstaigom, taip pat ir yra kaltinimai ir konkrečiai ir mūsų frakcijos nariams įvairiais nebūtais dalykais, tai manyčiau, kad vyriausybė priėmė gana korektišką sprendimą ir pavesdama arbitražinėse veiksmuose savivaldybei apginti savo nuomonę, tai ir kompetentingi arbitražo teisėjai nuspręs vis dėlto, kas buvo teisus šioje situacijoje. Bet ar viena savivaldybė gali atstovėti prieš monopolistus? O kas dabar, tas monopolistas, mes labai įdomiai formuojame vis dėlto savoką monopolinė paslauga ir dabar yra teikiama. Tai ką jūs turite omeny monopolistas? Energija. Energija. Miesto energija. Miesto energija, Ukmergės šiluma irgi monopolistė dabar yra. Tai ką mes vis dėlto apsibrėžkim, kas yra monopolistas. Monopolistas tai yra savoka, kuri reglamentuota teisės aktais, kai yra vienas tiekėjas kažkokios konkrečios paslaugos. O šiuo atveju savivaldybės tarybos nariai, kurie balsavo, tai ir privalės atsilaikyti už savo sprendimą. Jeigu, tarkime, vis dėlto savivaldybei arbitražas būtų nepalankus ir, tarkim, turėtume sumokėti 29 milijonus litų, ar turėtų priimti ir jeigu turėtų priimti, kas turėtų priimti politinę atsakomybę dėl galimų pasekmių? Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos nariai visada akcentavo, kad tie asmenys, kurie priima sprendimus ir privalo atsakyti už savo sprendimus. Šiuo atveju, manyčiau, kad esant vienokiam ar kitokiam sprendimui arbitražinį teismą, nenorėčiau kvestionuoti, kol jo nėra, turėtų vis dėlto prisimti ne savivaldybė žmonės, o tie asmenys, kurie priėmė tą sprendimą. Bet gali būti taip, kad po vasario mėnesį vyksinčių rinkimų dalies žmonių, kurie balsavo už sutarties nutraukimą, taryboje jau nebebus. Sprendimas neatleidžia nuo atsakomybės net ir baigus savo kadenciją. Jeigu yra priimtas sprendimas, tai manyčiau, bet kokiu atveju, ar bus pasibaigęs kadencija kai kurių tarybos narių, ar nebus pasibaigus, jie privalės prisimti tiek politinę, tiek finansinę atsakomybę prieš Ukmergės rajono gyventojus ir visos Lietuvos gyventojus. Ar krikščionių demokratų frakcija imsis kokių nors pareiškimų ar panašiai, kalbant apie šiandieninę situaciją? Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų frakcija visą laiką laikėsi pozicijos, kad reikia nutraukti sutartį, kad reikia vis dėlto žiūrėti, kad gyventojams būtų geriau ir frakcija, manyčiau, dar spręs šį klausimą, tačiau mano manimu, kad privalo būti ne PR-inis veiksmai, kur dabar įvyksta iš savivaldybės, o konkretus ateities perspektyviniai planai. Tai kaip bus vis dėlto mažinama šilumos nuostolis, kaip bus panaudojamas biokuras Ukmergėje, kaip bus imtasi kitų priemonių, kad būtų mažinama šilumos kaina Ukmergės rajono gyventojams, o ne vien tik populistiniais sprendimais, kurie dabar yra vykdomi.